Aš nusprendžiau sulieknėti, nes nepatiko pati savo. Stovėjau prie spintos ir supratau, kad neturi ko apsirengti. Drabužiai, kurie tiko, neatrodė moteriškai. Buvau savim nepatenkinta. Aš auginu 2 mažus vaikus, taigi ilgai buvo arba nėščia, arba po gimdymo. Kitaip tariant, ilgą laiką buvo nekokios formos. Pasirinkau Stockholm Health tikriausiai todėl, kad internete pamačiau reklamą. Perskaičiau, ištyrinėjau žmonių atsiliepimus. Šį planą pasirinkau todėl, kad dieta truko tik 7 dienas. Aš tikrai neturiu nei kantrybės, nei laiko kažką daryti kelis mėnesius. Todėl nusprendžiau 7 dienas, kodėl neišbandyti? Viskas vyko labai paprastai, prisijungus prie interneto. Užtraukiau tik kokias 5 minutės, greitai užpildžiau anketą, greitai gavau lieknėjimo planą. Rezultatus pajutau kokią 3. ar 4. dieną. Viską kontroliavau, matodama savo apimtis. Kokią 3. dieną pastebėjau, kad apimtis pradėjo mažėti. Aš planą laikiausi 2 kartus. Po pirmojo kartą padariau 3 savaičių pertrauką. Tada vėl pakartojau. Po pirmojo kartą liemuo buvo 10 cm lieknesnis. Sveriau 8 kg mažiau. Dabar esu metus 10-11 kg. Mano didelė nuostabai, svoris tebekrenta. Šiaip nebuvo sunku. Netgi atrodo, kad aš valgiau daugiau, negu buvau pripratusi. Taigi mano medžiaga apykaita buvo sureguliuota. Na, o dėl draugo reakcijos, tie, kurie mane buvo ilgai nematę, tiesiog žiūrėjo ir klausė, ką aš dariau? Jei ir tu sėdi prie ekrano ir žiūri Stockholm Health nuotraukas, galvoji, ar tiesa, ar ne, tai aš tau galiu pasakyti. Taip, tai tiesa, tai veikia. Paspausk ir pabandyk, rezultatai garantuoti.